Sveiki, pagaliau aš atėjau prie to New Hollandą. Neturiu laiko iš tikrųjų, kad net prieit prie nuo. Kaip tą ratą nusėmiau, taip ir tebestovas dar. Tada aš kai pastačiau, nusiploviau dar, dabar ir viskas čia išdžiūvė, švaru gražu. Jau galėsim, kaip sakant, prieit prie tų visų mazgų, apsižiūrėti, kas čia namį dabar negerai. Mačiau, ten rašė tos komentarus, aišku, neskubėti net tą siurblį pakeisti, po pirmą reikėtų žiūrėti, netrauk orą ir taip toliau. Aš visus tus bairius žinau, aš pernai metais buvau irgi pavasarį šardęs, vat nusiėmęs tuos visus vamzdžius ir ištepęs su hermetika tiesiog viską atgal surinkau. Bet vat, gal biškį klaidą padariau, kad dar iš vidaus, vat, čia visur neprivariau tos hermetikas. Čia tokia ir nesąmonė padaryti iš santechninių vamzdžių. Nu jau negalėjau, ką nors savo protingiau sugalvoti, hebra padaryti. Nu tikrai tai be ryšiaus. Turiu aš tą manualą nusipirkęs to New Hollandą ir pradėjau pabiškį studijuoti, kaip čia bėgtas tepals, kaip čia tie srautai dabar vyksta. Vėl rašo, ne tepalai, nekeis, nepriežiūrų ir taip toliau. Anam pakeitų tus tepalus ir filtrus dažniau žymiai negu reikia. Nes anam tikrai čia nereikia tiek dažnai keistus tepalus hidraulikai. O aš keitos tepalus kokius 300 motovalandų kažkur. Nes taip gaunas. Nes galvoju visą laiką, kad atsigaus tą sistemai pradės veikti. Čia esu įdėjęs su tuo šitai pavadinimu CNH vidui stovi originalus tas elements pagrindinis, o ne čia didelis tas filtras ir brangus. Čia stovi MAN firmos filtras. Ne originalus, aišku, ne CNH. Nu į kas. Ir dabar pradėjau žiūrėti, kaip tas tepals čia, kaip ans patenka į tą šitai pagrindinį siurblį. Kas čia galėtų nam būti. Nes reikia tikrai įsiaiškinti, ar kai mes pakeisim tą didįjį siurblį, ar tikrai pasitaisys ir atsigaus tą sistemą. Gal dar ir kokiu nors gedimo. Reikia viską įsiaiškinti. Jo, apsižiūrėti. Dabar galime eiti, iš tikrųjų mes dar užsikurti ir ateiti čia ir bandyti pasiklausyti, kaip ant čia nuriaumoji ir kada čia pramuš ir kaip atsigaus tą hidrauliką, per kiek laiko. Tik nesugalvokim nuvažiuoti. Gal neutralus, čia nesvarbu. Ai, dar kažkas sakėt, pabandyk tipo vairą ant įtampas laikyti ir ta prasme, sako, tepalą bišką duos, ne, į sistemą, į siurblį. Nu, davai. Bandom vairį, laikau ant įtampas ir kuriu. Nieks neveikčia. Ne tą mes mėčia. Tas tepals, aš kaip suprantu, patenka per tą vietą, va čia šitai trauk siurbliai per čia. Ne, va čia, va taip, per tą filtrą ten pereim ir tada keliaujam čia šitai į tą vairo siurblį. Ai, vairo siurblį irgi užsimaitint, tai vairo siurblys kaip ir atskirai traukas tepalą. Nu, galbūt toks variantas. Yra ant plasmasių. Šiaip, žinokit, turiu dar vieną įtarimą tokį. Va tie šitai du vožtuvai, yra atsakingi už slėgį.
už žemą ir už aukštą, kaip suprantu. Tai mes pabandysim atsisukti, pasižiūrėti, kas ten ir negerai. Gal tiesiog visą laiką dirba ant žemės slėgio tas siurblys. Reikia pabandyti tada prasiardyti, pasižiūrėti. Ir jokio kava yra. Nieko nėra. Gerai. Reiškia, siurbliai kaip ir tepalo neturi sistemai. Dar ir toks variantas, pasižiūrėti čia, nusisukti nuo tos vietos ir pasižiūrėti, kaip čia atrodo. Liktais, kad čia nėra jokių tų setelių. Man atrodo, laisvai tepalą pasiėm ir tiek. Bent jau taip turėtų būti. Aš atsimenu pernai, kai čia buvau išsiardęs viską, tai čia man bėga tepalai. Va čia visur per šonus bėgo. O dabar čia nieks niekur nebėga ir švaru gražu. Dabar žiūriu, kad čia nieko nebus mums taip iš šono greičiausiai atsukti. Teks čia visą tą kerą nusiimti ir va čia atsukti 4 varžtelius. Ir tada nuimsim tą visą kepurę. O čia dar atsuksim vamsdelį ir pasižiūrėsim išimtą jau. Pastudijuosim, kaip ten kas. Taip reikia kažką žiūrėti, kažko užsikabinti. Nes kitaip nerasim bėdos, jeigu neieškosim gedimą. Karoči, da, vienas bairis, šitai neprisukts viens vamsdelis. Aš čia dabar per nesąmonę. Nu, aš ano gyvenim nebuvau šiaip užtikęs to vamsdelio. Tiesiog su pirštais, va, atsisuko. Bet čia tepals nebėga, aš nesuprantu, nieks čia nebėga. Nu, atsukau, išsiemam lauk. Kažkas iškrito. Saibys. Kažkas iškrito. Kažką pametėm. Spiruoklę greičiausiai. Šratą pametėm. Na, va, prasideda. Kažkur girdėjau, nutarškėja čia ant to žemės. Karoči. Pamečiau aš tą šratą kažkokį čia, nes čia buvo šrat 100%. Arba kažkoks pailgas, ar su spiruoklė čia buvo kažkas tai, nu, šiaip turėjo būt kaip ir spiruoklė dar plius. Neberandu, žinokit, čia nukrito ant akmenų kažkur, į kur dabar ir, nežinau. Jau ieškojau ilgiausiai, aš čia prasikeikiau ir vis tiek neradau. Nu, tikiuosi gal dar atsiras. Jeigu ne, jau bus dabar privers pirkti siurblį. Ką žinau, pabandom davai išardyti tą vietą ir pasižiūrėsim, kas čia viduje yra. Gal čia vis buvo gerai. Na, matysim. Čia žiūrėkit, va, vos ne užlindus tokią šiukšlę. Gumos gabaliuks tas. Na, tai jau pačią praardėsim ir pasižiūrėsim, kame čia šaknis randas. Dabar supekt. Jamba. Ant naujo siurblio tai yra liktais viskas. Čia reikia dabar atsargiai, ko vėl kas nors neišliektų. Nu, bus man imt su viena ranka. Žioplys. Tiesiog.
Nu ir įkaliau. Čia bent jau į guminį krėtų. Turėčiau galėčiau atsukti. Jo. Nu, atsukau. Šiaip tu puons turėtum, man atrodo, laisviau biškį vaikščioti. Viskas įdzin, čia mes išardysim, pasižiūrėsim viską, bet kur aš ten pamečiau dalį dabar. Vat kas man pasakys, tam niek nebus. O taip ant dedas. O šitaip susistatams. Tas va taip dedas. Va. Tas tai lengvai iškrito. Nu, tikrinam dabar tą suskį mažai. Toks jausmas, kad ant pastrim kažkaip. Dabar jau biškį. Turi nelaisvai iškristi. Dabar tą užveržu ir surinksim tą mažąjį tada. O, tas taip. Tas taip dedas. Ta dėžutė viskas sutvarkyta, tik tais tiek, kad trūkstam dalių, dabar reikia ieškoti to šrato, kažką pamečiau. O ką jau pamečiau, reikia ieškoti. Čia žinau, aš dar rasiu iš viso.
Atėjo vyriaus mechanik, sako, gal vidui ten kaip tik nieko neturėjo būti. Gal kas nors buvo įkritęs į vidų. Tai dabar einu prie kompo, įsikelsiu video ir pasižiūrėsiu, atsisuksiu, kiek įmanoma slow motion padarysiu ir žiūrėsiu, kur ten kas nukrito ir kas ten nukrito. Gal ten rimtai koks akmenuks buvo prišuona, kur nors va čia prie tos plokštelės prikibęs. Nes toks jausmas, kad čia nieko negalėtų būti. Jeigu čia įdėsim į tą skylę ką nors, užkiši mana ir tepalas nepraeis. Nebent buvo bairis, kas nors, ką nors užkišęs buvo. Ką tik peržiūrėjau tą vidausiką, į visą į slow motion dariau, nu nieko nesimato, kad ten kažkas iškristų. Aš labai abejoju, vat kad toj skylutėj čia stovėtų koks nors vožtuvėlis. A nebus taip, kad čia buvo kas nors įkritęs į tą tarpą. Kokia šiukšlė rimtesnė, neįsivaizduoju, žinokit. Arba buvo tiesiog prie šoną prikibęs akmuo ir aš ano nemačiau. Galėjo būti toks variantas. Tuoj pat begerdams kavą surenk, uždėt atgal tą vožtuvą ir pabandom užkurti. Taip mes niek neprarasim, pabandyti galim. Niek nevodys, jeigu ten kažko įtrūks. Jeigu trūks, tai reikia siurblį. Bet aš nemanau, kad ten galėjo trūkti nors toje vietoje. O kad iš tų vožtuvų vienas buvo bišk pastrigęs, tai buvo iš tikrųjų. Tas mažasis. Nedidysis, bet va tas mažesnis, kurie ir su mažesnė spiruoklė. Sunkiai slankėjo, vos ištraukiau ašaną. Tai bus matyti, ašaną ten išmankštinau, viską surinkau dabar atgal, tuo pat įdedam, įžiūrim, a veika, neveika. Va, baigu šitai surinkti. Tai koks šitas raktas? Reikia 10 atsitikti. Va tas vamzdis tikrai buvo nepriverštas. Bet ar jis galėjo turėti įtaką čia mums? Abejoju. Nu dabar einu užkursiu ir pažiūrėsim, kas čia bus. Bandau kurti.